Tokį radau dar šitą Range Roverį 2016 metų, 126 000 mylių, gavęs per dugną, baltas spalva, 5 litrai, 550 arkliukų. Šitas geras žvėriukas yra, vasario 9 aukcionas, parsiduoda draudimo kompanijos. Ką noriu parodyti, čia kažkas buvo užklijuota ar ką, bet visas kapotas lakas nuėjęs, bamperis susklinėjęs taip pat. O pagrindinis mušimas jos, jinai neturi mušimo, bet per dugną, anterkerija. Čia vadinasi, tai gavosi per dugną. Matot, pasėdus yra šiek tiek. Vasario 9 aukcionas. Galit pasižiūrėti loto numerį. Čia šiek tiek vat yra pažįsta. Panoramos, viskas yra tvarkoj. Vat, karbono žiūrėkit daug. Raudonas su juodas salonas. Ten irgi šaldomos sėdynės. Didelė panorama. Juodas lubos. Sėdynės, žiūrėkit, geras. Jo, šitie važiuoja labai irgi fainiai. 5 litrų variklis, 550 arklių, tai tikrai jisai duoda malonumą labai smagiai. Ir važiuoklė gera. Tiesiog plaukia automobilis. Kiek rašinį užsiveda, jo priežastis nėra aiški, yra projekcija ant lango, karbono daug pas ją. Panelė yra visa oda aptraukta, nėra susiraukšlėjus, sugadinta, niekur nėra, viskas yra tvarkinga labai. O, šitas porankis matau, va. Šitą galima pertraukti per naują, čia ne problema. Pasižiūrėsim toliau. Žiūrim, ką jinai turi iš galo. Dvigubas gražus išmetimas, kablys. Gal čia kažką jis pažiūrėt? Nežinau, kiek čia matysi, žinokit. SPR. Ženkliukas. Didelės durės, tokios masyvios. Priekinė sėdynė taip pat. Tvarkinga viską, žinokit, reiktų tik tai kondicionieriaus išsivalyti. Geri kafšai tokie sportiniai. Good to go, kaip sakoma.